Taip, galvojam, kad Šamorinas tikrai gera bazė mums treniruotis. Tai nusprendėm, kad tenais šiemet apsistosim prieš Europos jaunimo čempionatą, kad pasisemtų gerų emocijų, kurios buvo praeitais metais. Stovykla vyksta 10 sportininkų, likę 7 prisijungs tiesiai į Müncheną. Didžioji dalis, kurie ruošiasi pagal elito programą, jie ir toliau ruošiasi pagal elito programą. Tai Tajus, Abejevas ir Emilija. Taip pat prisijungė tie, kurie vėliausiai patekė į komandą, irgi pasiliko Lietuvoje ruoštis ir jie irgi prisijungs. Tai dar sulauksim 7 žmonių prisijungiančių į patį Müncheną jau Liepos 5 dieną. Šiaip nuotaikos geros, aišku, yra toks jauduliukas, reikia dar pagalvoti, ar tikrai viską į lagaminą įsidėjau, jau manau, kad viską. Šiaip ar geriausiai formą jaučiuosi, nežinau, bet manau, kad šioje stovykloje tikrai ją galėsiu pasiekti ir būsiu pasiruošus Münchenui. Geriausiai karjerą tikrai nedar, manau, tikrai galima didesnių aukštumų pasiekti, bet rezultatai dabar tai prisiklausys nuo kaip aš įsiruošiu. Bazė, tikrai apgyvendinimas, maistas geras, sąlygos geras, aišku, nugaristui būti nelabai, nes atviras dangus, nelabai matai, kur plauki, bet reikės pakentėti biškį.